Sveiki! Ar kada teko susidurti su situacija, kai turite krūvą duomenų, pradėžiu paprasčiausių skaičių, bet nelabai aišku, ką su jais daryti? Šiandien kaip tik ir pasinersime į tai. Paimsime atrodytų paprastą skaičių kratinį apie ūkininkų parduotas bulves ir paversime jį į labai aiškius, naudingus atsakymus, pasitelkdami paprastą, bet galingą programą. Gerai, tai koksgi mūsų planas? Pirmiausia, išsiaiškinsim, koks tas iššūkis. Tada, žinoma, sudėliosim veiksmų planą, susikursim reikiamus skaitmeninius įrankius, viską sujungsime į vieną veikiančią sistemą, na ir galiausiai apžvelgsim, ką pavyko pasiekti. Pradedam. Gerai, tai pirmas etapas pats rudeninės mugės iššūkis. Įsivaizduokime, baigėsi mugė, derlius nuimtas, o ant stalo guli, paprasčiausias sąrašas, o jame skaičiai. Kiekvienas skaičius rodo, kiek kilogramų bulvių pardavė vienas ūkininkas. Sakykim, jų buvo iki 50. Mūsų misija – įvesti čia tvarką. Ir visa ta informacija, visi tie skaičiai, glūdi paprastame tekstinėme faile pavadinimu duomenis.txt. Viskas ten labai paprasta. Viena eilutė, vienas ūkininkas, vienas skaičius. Jokių įmantraibių, jokios painiovos. Taigi, kad įvykdytume savo misiją, mums reikia rasti atsakymus į 3 labai konkrečius klausimus. Pirma, kiek iš viso tų bulvių parduota? Antra, kiek buvo tokių ūkininkų, kurie pardavė daugiau nei 50 kg? Ir trečia, koks, tas pardavimų vidurkis, tenkantis vienam ūkininkui. Štai, šie 3 klausimai ir taps mūsų programos stuburo. Pereinam prie antros skyriaus – sprendimo plano. Dabar, kai jau aišku, ką reikia padaryti, laikas pagalvoti, kaip tai padaryti. Juk žinote, geras planas – pusė darbo. Mūsų strategija tai iš esmės 4 žingsnių procesas. Galima įsivaizduoti kaip kokią gamybos liniją. Pirmiausia, paimam duomenis iš failo. Tada susikūrėm specialius įrankius, funkcijas kiekvienam skaičiavimui atlikti. Trečia, panaudojam tuos įrankius teisinga tvarka. Na ir galiausiai gražiai surašom atsakymus į naują failą. Būtent toks problemos skaidimas į mažesnės dalis ir yra ko gero pats svarbiausias dalykas programuojant. Na štai, trečias skyrius. Ir čia, manau, prasideda pats įdomumas. Įrankių kūrimas. Programavime šiuos įrankius vadiname funkcijomis. Ir apie jas galima galvoti kaip apie, specializuotus maestro įrankius. Vienas skirtas pjauti, kitas kalti, trečias sukti. Kiekvienas daro vieną konkretų darbą, bet daro jį tikrai gerai. Taigi, koks pirmas įrankis, kurio mums prireiks? Tai sumos skaičiuoklė. Jos funkcija pavadinimu skaičiuoti sumą turi vieną labai aiškų ir paprastą tikslą – paimti visus skaičius ir juos sudėti. O štai ir pats kodas. Tik pažvelkite, koks jis – elegantiškas ir trumpas. Viena eilutė – return sum duomenis. Ir viskas. Čia ir atsiskleidžia visas Python paprastumas ir grožis. Užuot patiems rašyti ilgas instrukcijas, kaip imti vieną skaičių, pridėti kitą ir taip toliau, mes tiesiog sakome – Python, prašau, susumuok man šį sąrašą. Viskas. Neįtikėtinai efektyvu. Tai reiškia, kad mes tiesiog pasinaudojome jau paruoštų labai galingų įrankių, kuris yra pačiame Pythone, kad atsakytume į savo pirmąjį klausimą. Juk kam išradinėti dviratį iš naujo, tiesa? Gerai, su suma aišku. Dabar mums reikia kito įrankio, pavadinkime jį skaitiklis. Funkcija skaičiuoti kiekį didesnių, tai bus mūsų specializuotas skaitiklis, kuris tikrins tam tikrą sąlygą. Ir vėlgi, Python stebina savo kompaktiškumu. Pažiūrėkite, vienintelė eilutė kodo. Ir ką ji daro? Iš esmės, ji keliauja per visus mūsų duomenis, ima kiekvieną skaičių ir klausia, ar šis skaičius didesnis už nustatytą ribą? Ir jeigu atsakymas yra taip, ji tiesiog prideda vienetuką prie bendros sumos. Tai tikrai kaip miniatiūrinė programa, sutalpinta vienoje eilutėje. Pati logika čia yra nepaprastai paprasta. Įsivaizduokime žmogų, kuris tiesiog peržiūri ilgą sąrašą ir kiekvieną kartą, kai pamato skaičių, kuris atitinka taisyklę, šiuo atveju didesnis nei 50, jis tiesiog užbraukia brūkšnelį, o pabaigoje tos brūkšnelius suskaičiuoja. Būtent tai ir daro ši kodo eilutė. Na štai priėjome prie paskutinio, trečiojo įrankio mūsų rinkinyje. Tai vidurkio skaičiuoklė. Funkcija skaičiuoti vidurkį. Jos darbas, kaip ir sako pavadinimas, atlikti klasikinį matematinį veiksmą, rasti vidurkį. Ir čia matome ne tik matematiką, bet ir labai gerą atsakingą programavimo praktiką. Atkreipkite dėmesį į pirmą eilutę. Ji patikrina, ar mūsų duomenų sąrašai kartais nėra tušči. Kodėl tai taip svarbu? Nes kompiuteriai, žinote, tiesiog negali dalinti iš nulio. Tai sukeltų klaidą ir visa programa tiesiog sustotų.
Ši maža, bet protinga apsauga padaro mūsų kodą patikimą ir atsparo klaidoms. Ir tik po šio patikrinimo yra skaičiuojamas vidurkis, o rezultatas gražiai suovalinamas. Taigi pats veikimo principas tai tiesiog standartinė vidurkio formulė, kurią visi žinoma iš mokyklos. Suma padalinta iš kiekio. Viskas tiesiog tvarkingai įgyvendinto programos kodu. Nuoseklu ir logiška. Gerai. Įrankius turime. Jie guli mūsų virtualioje įrankių dėžėje. Ką dabar? Dabar laikas viską sujungti į vieną veikiantį mechanizmą. Tam mums prireiks pagrindinės, main funkcijos. Apie ją galima galvoti kaip apie projekto vadovą arba dirigentą. Būtent jį duoda komandas, tu nuskaityk duomenis, jūs 3 įrankiai pradėkit skaičiuoti, o tu pabaigoje surašyk atsakymus. Ir štai čia matome visą tą mūsų surinkimo linijos procesą. Viskas juda labai logiškai. Iš kairės paimami duomenys iš pradinio failo, tada jie keliauja per mūsų 3 funkcijas įrankius, kur yra apdorojami. Iš kiekvienos funkcijos gaunamas rezultatas, visi rezultatai surenkami į vieną vietą ir galiausiai tvarkingai sugula į naują failą. Tai ir yra mūsų planas paverstas realiu veiksmu. Ir štai, puikus pavyzdys, iliustruojantis visą transformaciją. Kairėje matome, kaip atrodė pradiniai duomenys. Tiesiog skaičiai, vienas po kito. O dešinėje – rezultatas. Aiškus, apdoroti, struktūrizuoti atsakymai, kurios sugeneravo mūsų sukurta programa. Nuo chaoso prie tvarkos. Na štai, atsirėjo laikas finaliniams skyriui, rezultatams ir apibendrinimui. Dabar sujungsime visus taškus ir pažiūrėsime visiškai konkrečiai, kaip mūsų programa apdoroja pavyzdinius duomenis ir kokius atsakymus pateikia. Ši lentelė, manau, viską labai aiškiai sudeda į savo vietas. Kairėje mūsų pradiniai skaičiai – 56, 49 ir 87. Vidurinėje skiltyje – koks įrankis buvo panaudotas, o dešinėje – koks rezultatas gautas. Viskas visiškai skaidru. Matome, kaip šių 3 skaičių suma virto 192. Matome, kodėl tik 2 iš jų buvo suskaičiuoti kaip viršijantis 50 kg ribą. Ir galiausiai, kaip jų vidurkis buvo apskaičiuotas ir suapvalintas iki 64,0. Taigi, ką iš viso šito galime išmokti? Manau, yra kelios labai svarbios išvados. Pirma, kad net ir sudėtingos problemos tampa įveikiamos, kai jie suskadomi į mažesnes valdomas dalis. Antra, funkcijos yra tarsi daugkartinio naudojimo įrankiai. Jos padaro kodą tvarkingą ir aišku. Ir trečia, kad aiškus planas, sekantis logiką įvestis, apdorojamas, išvestis, yra tiesiog raktas į sėkmę. Ir tai beje galioja ne tik programavime. Ir pabaigai norisi palikti vieną klausimą pamąstymui. Kur dar, galbūt net ne programavime, o kasdienėje veikloje, būtų galima pritaikyti šį metodą? Ta principą – didelę bauginančią problemą paimti ir suskaidyti į mažas, aiškias, įveikiamas užduotis. Juk iš tiesų tai ne tik apie kodą ar bulves. Tai apie sisteminį, struktūrizuotą požiūrį į bet kokį iššūkį. Tikiuosi, ši analizė buvo įdomi ir naudinga.